Ten sakoma taip, jei aukosite padėkos auką viešpačiui, aukokite ją laisva valia. Toliau keliaujame Kunigų knyga 22 skyrius vėl. Kai aukosite, jau ne jai, bet kai aukosite padėkos auką viešpačiui, aukokite ją laisva valia. Ir visur, kur kalbama apie padėkos auką, užakcentuojama su džiaugsmu, kitur sako Dovydas atnešiu viešpačiui, su laisva valia. Padėkos auka viešpačiui, visų pirma, yra laisvos valios auka viešpačiui. Nu, bet matot, vėl sako, laisvos valios auka. Ne? Bet jie nepasako, sako viešpačiui, bet iš tikrųjų jie turi omeny, kad nešti būtent ją reikia į bažnyčios krepšius tuos, kuriuos jūs matot, reikia nešti juos tenais. Nu, tai klausimas iškyla, palaukit. Ar jūs esat Dievo bažnyčia? Jūs esat, kiek aš žinau, tik tais žmogiška organizacija. Tai Dievo, sakysim, ten, kur yra melas, nėra. Nu, klausom toliau, ką jis dar pasakys, Simonas. Jūs dabar girdite paraginimą ir aš jūs raginu atnešti tokią auką į viešpaties namus, bet tai yra tavo ir viešpaties asmeninis santykis. Ir jeigu tu savo širdyje aptinki nenorą atnešti šitą auką viešpačiui, dar palauk 5 minutės, paklausyk manęs, aš tikiu, kad širdis gali būti suminkštinta ir mes galime atnešti padėkos auką viešpačiui. Ir vėl, 5 minutės palauk, gale pasižiūrėsit, kaip jisai tas 5 minutės marinuos, ką reiškia tos 5 minutės vienu žodžiu. Tai, nu, žiūrėkit. Taigi dabar atsiverskime jau tą rašto vietą, kurią tikrai noriu, kad atsiverstume. Pradžios knyga 4 skyrius 1 eilutė. Pradžios knyga 4 skyrius 1 eilutė. Ir Adomas pažino savo žmoną Ievą ir ji tapo nėščia. Ji pagimdė Kainą ir tarė, įsigijau sūnų su viešpaties pagalba. Ji dar pagimdė jo brolį Abelį. Abelis buvo avių piemuo, o Kainas žemdirbys. Kuriam laikui praėjus, Kainas aukojo viešpačiui iš žemės vaisių, taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką, tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Ir štai Adomas ir Ieva susilaukė 2 sūnų, Kaino ir Abelio. Ir raštas sako, kuriam laikui praėjus. Daug dalykų rašte neparašyta, bet parašyta svarbiausi dalykai, kurie tikrai reikalingi. Kuriam laikui praėjus aukoja Kainas ir Abelis. Be įstatymo. Tai nebuvo įstatymas paaukoti, dar iki Mozės, šitą yra auka viešpačiui. Kodėl jie aukojo? Aš manau, jie matė pavyzdį. Jie matė pavyzdį, kaip Adomas ir Ieva, jų tėvai. Šiandien mes matom pavyzdį bažnyčioje, kaip aukoja pastoriai. Šiandien mes matom pavyzdį bažnyčioje, kaip aukoja vyresnieji. Ir štai Kaina. Nu, matot, pasirodo, kad reikia imti pavyzdį, kaip aukoja pastoriai, kaip aukoja vyresnieji. Įdomu, kas nori žino, kaip jie aukoja, vienu žodžiu, ką jie žino, kiek jie įdeda, jie paima, parodo, kad jie įdėjo, pavyzdžiui, 10 tūkstančių įdėjo, žinai, 5 tūkstančius įdėjo, žinai. Ar ką jie, visiems parodo, kiek jie įdeda tenais. Kitas dalykas, sakysim, kur jie įdėjo, ten ir bažnyčia ir pasiima, sakysim, šitoje vietoje, ne? Tai įdomu, kur jie aukoja ir kiek jie aukoja. Gali Simonai paaiškinti, kiek, pavyzdžiui, sumokėjo Arvydas su Olga, kiek sumokėjo Eimutis, kas ten dar pas jūs vyresnieji yra, aš jų nepažįstu daugiau kitų. Tai, tiesiog, jei jau sakot, kad reikia kaip pavyzdys, tai parodykit, kokį ten pavyzdį, kiek jie ten aukojo, žinai. Tie, kurie tuo labiau gyvena iš aukojamų pinigų, be vaikų ir taip toliau. Žinai. Parodykit pavyzdį, tikrai pavyzdį rodo, tai rodykit iki galo. Su Abeliu, tai neparašyta Biblijoje, aš tik manau, matydami savo tėvų pavyzdį, jie irgi atneša auką Dievui. Tenais pavyzdžio jokio nėra. Simonai, niekur neparašyta, kad Adomas ir Ieva, sakysim, kažką tai darė. Tu sakai, aš manau.
Žinai, tuo ir prasideda. Aš manau, galbūt, turbūt. Tai tavo žodis būna taip, tai taip, ne, tai ne. O kas iš viršaus, tas iš... Va taip. Ir šiuo atveju išskiriama, kas iš ko atnešė. Kadangi Kainas buvo žemdirbys, jisai atnešė iš savo žemės vaisių. Atėjo metas, užaugino sėklą vaisių. Kainas nuėmė derlių ir atnešė viešpačiui padėkodamas. Tai neparašyta, kad padėkos auka, bet jisai atnešė iš to, ką gavo jisai sako, iš viešpaties ir atnešė tai prie Dievo. Ir štai Abelis augino avis ir parašyta apie Abelio auką daugiau negu apie Kainą. Apie Kainą parašyta, kad jisai aukojo, bet Abelis parašyta aukojo iš pirmagimių ir iš riebiausių avių. Tai reiškia, geriausias avis Abelis parinko, pirmagimės avis parinko ir aukojo viešpačiui. Ir štai dvi aukos Dievui, Abelio ir Kaino. Ir raštas mums sako, kad į Abelio auką jisai pažvelgė, o į Kaino nepažvelgė, nors aukojo abu. Nu, vat įdomu, vienu žodžiu, turi jisai prieškimą ar ne šitoje vietoje, ne? Vat dėl ko, sakysim, Kainas ir pažvelgė į Abelio auką, o į Kaino nepažvelgė. Nu, vat labai įdomu, nu pasižiūrėkim, ką jis pasakys. Ir aš klausiu, Dieve, kodėl tu pažvelgi tik į Abelio auką? Nu, vat jisai sako, Dievo paklausė, kodėl. Nu, pasižiūrėkim, ar jam Dievas atsakė ar ne? Kodėl tu nepažvelgi į Kaino? Ir šventajame rašte neparašyta, kodėl jisai nepažvelgia į Kaino. Nu, labai įdomu, vat tikrai neparašyta. Tam reikalingas apreiškimas. Tai vat, Simonai, turi apreiškimą ar? Auka. Bet pažvelgia į Abelio. Parašyta, kodėl pažvelgia į Abelio. Nes tai buvo iš riebiausių ir iš pirmagimių. Tai buvo padėka viešpačiui iš to, ką jisai turi geriausia. Ir aš nenoriu pasakyti, kad tu turi atnešti šiandien viską, bet aš noriu pasakyti, kad turėtum atnešti apmąstęs už visus šios metus, 2025 metus. Palauk, Simonai, o tai todėl, kad Abelis buvo piemuo, jis turėjo avių ir jisai paukojo riebiausias, tai todėl jisai jo pasižiūrėjo auką. O į Kaino, kuris neturėjo avių, supratom, bet kaip pasakė mano žmona Viktorija, sako, daržovės nebuvo riebios, todėl ir nepasižiūrėjo, žinai. Ja, tai tu taip ir nepaaiškinai, kodėl nepažvelgė į Kaino, būtent auką. Tai tu sakei, kad tau Dievas, pasakė, todėl, kad riebiausias, o tu iš kur jam gauti riebesnių daržovių? Daržovių riebesnių ir vaisių niekur nėra. Tai, kaip matau, Simonai, jokio apreiškimo tu neturi. Vienu žodžiu, klausom. Kokie šiandien tavo metai? Šie metai, kada tu pažvelgi atgal. Vieni sako, nuostabus metai, viešpats mane labai palaimino. Kiti sako, sunkus metai buvo man. Ir aš kalbėjau su broliais vyrų susirinkime. Ir kažkas sako, labai palaiminti buvo metai. Kažkas sako, nelabai palaiminti buvo metai. Bet padėka Dievui kyla vienaip ar kitaip. Ar tie metai buvo sunkus su išbandymais, su suspaudimais, ar tie metai buvo tokie labai su aprūpinimu. Bet padėka Dievui kyla. Ar šiaip ar taip. Nes viešpats praveda, kada yra sunku. Nes viešpats laimina, kada yra lengva, jeigu taip galima pasakyti. Bet padėka viešpačiui kyla taip ir taip. Ir vat štai aš matau, kad tai yra širdies auka, laisvos valios. Kada mes kalbam apie padėkos auką Dievui, aš pažvelgiu į savo širdį, pažiūriu visus praeitus metus ir tada nusprendžiu, kokią auką aš noriu atnešti. Ir va ta širdis Abelio, ji pasireiškė aukoje. Ta širdis Abelio, ji pasireiškė aukoje. Ir ta širdis Kaino, taip pat jinai pasireiškė aukoje. Dar kartelį aš sakau, neraginu jūs dabar atnešti kuo daugiau pinigų, ne apie tai, bet ta širdis pasireiškė per auką.
Abelis atnešė iš riebiausių ir geriausių avių, padėkodamas Dievui. Nerašo, kad čia yra padėka, tai mano interpretacija. Bet aš matau, jeigu iš to, kas užaugo, tu dėkoji Dievui, kaip ir Kainas. Todėl mes dabar skirsime Arūnui. Tai palaukite, o tai kaip vėl tas su to Kainu? Aš niekaip nesuprantu, tai Kainas kaltas dėl to, kad jisai buvo žemdirbys, todėl jo auka nepasižiūrėjo. Nieko nesuprantu, palaukit, tai kaip suprasti? Tai Dievas tada neteisus. Vienas buvo žemdirbys, kitas piemuo ir, jisai neturėjo avių, todėl jisai kaltas. Aš taip suprantu, žinai, iš to vietoj. Bet dabar žmonės atneš pinigus, kurie neriebus. Tai jie po to, sakysim, jie pirks riebės kiaulės, šitie, pastoriai, kurie čia, sėdi, tokie, čia, ne? Ir po to bus patys riebus, ar kaip. Aš nesuprantu, tai kaip su to Kainu, Simonai, išaiškink tu man pagaliau, kodėl nepažiūrėjo? Neturėjo jis avių. Gerai, žiūrim 5 minutės. Nėlis ateis prie klavišų, jeigu dar jisai yra čia. Nes žinau, kad jeigu kas matė Arūną Baužį, jeigu nematė, tai viešpats duos, kas pagros, viskas gerai. 5 minutės skiriu tau, skiriam savo širdžiai apmastyti apie praeitus metus, kad tai nebūtų paskubomis auka, kad tai nebūtų auka, jog išgirdome žodį, bet apmastyti. Ir net jeigu tu šiandien galbūt tos aukos neturi pas save piniginiai pasiėmęs, galima atnešti dar ir kitą sekmadienį, po naujųjų metų. O jau po to, jau dar kitą jau tipo bus negalima, ne? Ar galima dar bus? O dar po kito irgi ar galima? Kai pinigus, tai tada galima. Tai supraskit kaip norit, žodžiu. Kada pinigai, tai supranti, dar iki kol dar pusę metų praeis, žodžiu, tai dar gali už tuos metus atnešti, žodžiu. Bet jau praeis pusės metų, nežinau, gal gali atnešti, žinai, žodžiu, Padėkos auką. Galima ir grįžus namie, pasikalbėjus su savo šeima, su savo žmona. Ir dar kartelį sakau, tai yra laisvos valios auka. Galima jos ir nenešti. Bet jeigu jau nusprendė atnešti padėkos auką, tai atnešk taip, kaip atnešė Abelis. Tai ir Kainas atnešė, tai kame reikalas? Tai kodėl jo auką nepažiūrėjo? Simonai, tai kaip žinot, kokią auką nešti, žodžiu? Tai aš atnešiu dabar, sakysim, aš, pavyzdžiui, žemdirbys, turiu burokų, kopūstų, atvešiu kopūstų, burokų pilną, visai bažnyčiai, žinai, iš to vietoj, ir nepažiūrėsi į šitą, nes jos neriebios, ne? Simonai, išaiškink tu pagaliau normaliai, Aleliuja. Dabar šiek tiek mes pasimelsim. Tegul šventoji dvasia mums parodo tą auką padėkos, jeigu tu gali ir pasiruošęs, atnešk šiandien padėkos auką. Jeigu negali šiandien, atnešk kitą sekmadienį į jo namus, padėkos auką, padėkodamas jam už visus praeitus metus. Aleliuja, pasimeldžiam. Dabar 5 minutės jums ant emocijų pagros, kad būtų daugiau pinigėlių prikristų. Ir viskas. Tai kodėl Abelio į Kaino nepažiūrėjo, taip ir nesupratau. Simonai, nuėjo pagroti. Gal po to, kai pagros, tai bus viskas aišku, ar kaip aš neįsivaizduoju. Mes to grojimo gal mes praleidžiam biškį, žinai, ačiū jau atėjau. Brangieji. Pasirodė. Mes tai darom kiekvienais metais, nes mums Dievas taip atvėrė, kad mes parodom jam dėkingumą, mes pagerbėm jį, kaip Dievo žodis sako, pagerbk viešpatį savo turtu ir savo vaisiais, pirmais vaisiais. Taigi pas Kainągi buvo pirmi vaisiai, jis irgi paaukojo tuos vaikų. Kodėl? Tai jūs paaiškinkit žmonėm, Tai dabar ką mums daryti? Tai jeigu aš dabar, pavyzdžiui, žemdirbys, aš pardaviau tuos, tai aš atnešiu pinigėlius kažkokius, žinai, supranti, bet jiegi buvo anksčiau kopūstai, burokai, morkos ir bulvės. Tai dabar mano auką nepažiūrės išeina taip, ne?
Ne, tada reikia dar nupirkti avių, keulių, žinai, kad, keulių ne, nu tai avių, žinai, ten karvės, kad po to parduoti ir, vienu žodžiu, patys supraskit, kaip jūs norit. Jiem Dievas atvėrė. Vienu žodžiu, aš nieko nesuprantu. Čia yra patarlių knygoje apie tai parašyta, kad mes parodom pagarbą viešpačiui, atnešdami jam auką kiekvieno etapo pabaigoje. Kaip jie neša viešpačiui, supranti, į savo kišenės, ne? Nu, vat įdomu tai, vat surenka į tą vat kašiką ir kaip jie viešpačiui atiduoda tą auką. Jie kada nors paaiškins kam nors ar nepaaiškins. Jie vat, nu, nežinau, nu, vat kam jie vat tuos pinigus panaudoja, kuriuos įdeda į vat šitą vat krepšį. Nu, vat, nu, kas nors, nu, prie ko čia Dievas ir jų krepšys. Ir mes matom, kaip Saliamonas atnešė 1000 deginamųjų aukų. Ir tikrai gali dar daugiau pasigilinti į šitą klausimą ir viską darykit iš apreiškimo. Tai iš kokio apreiškimo, Olga? Tai kur apreiškimas, jeigu net Simonas apreiškimo neišaiškino, vienu žodžiu? Tai kaip iš apreiškimo? Jūs gavote apreiškimą, kad reikia duoti auką ir dabar, vienu žodžiu, trešėt pinigus iš žmonių o pasiremti Bibliją, kad tai yra apreiškimas, niekas negali. Suprantu, vienu žodžiu, paimat, ištraukiat iš Biblijos eilutes, kurių patys paaiškinti negalit ir vis tiek sakot, kad tai yra apreiškimas. Nu, baikit, prašau. Nu. Meilės viešpačiui. Ir dabar galima rinkti aukas, jau dabar tai galim padaryti. Ja. Ai, žmonės mano mėlėjai, nu, neškit jūs jiems tų pinigėlių. Nu, po to jie po Šveicarijas važinėja, vienu žodžiu, su visokiais milijonieriais. Nu, net, sakau, mano žentas šveicaras net į tokį kurortą nevažiuoja, kurie ten važinėjo, žinai, jo, jiem paaukojo. Nu, tai bet, priaukojat ir po to važinėja, tipo, Dievas palaimino. Ja, labai gražiai pažiūrėkit, koks veidelis mielas čia. Oi, neškit. Dievui auka. Labai noriu pasveikinti visus su nuostabiu Jėzaus gimtadieniu praėjusiu. Ir noriu pasveikinti visus, kurie atėjote pirmą kartą. Ir jeigu jūs girdėjote džiaugsmingą triukšmą čia ir sakote, kas čia per bažnyčią, tai pagal Dievo žodį mes viską čia darome. Dievo žodis sako, kelkite džiaugsmingą triukšmą viešpačiui. Nu va, kelkite džiaugsmingą triukšmą viešpačiui, nes kažkas paaukos šiandieną tikrai už metus nemažai. Tai va, kodėl nedžiūgaut? Reiškia, gyvensim, dirbti nereikia ir jokių problemų tas nesudaro. Tai mat, nu ką šiandieną daugiau galima pasakyti? Nu patys matot, kad jie, nu realiai sakysim, nu jie nežino, kaip nutrešti tuos pinigėlius, jie visą laiką prigalvoja kažkokių nesąmonių, kalba apie prieiškimo neturi ir taip toliau. Dabar aš to prieiškimo tikrai nepasakosiu, sakysim, kas norit, galite susirasti, yra video, sakysim, ar galite asmeniškai parašyti. Tikrai paaiškinsiu, ar atsiųsiu tą video, kur yra prieiškimas, ar straipsnis, kuris yra parašytas. Dabar neatsimenu, ar video, ar straipsnis yra, bet kodėl vis dėlto Kainas būtent į Kaino auką nepasižiūrėjo, į Abelio pasižiūrėjo. Ir va čia va yra, nu, tikrai, sakysim, nu gėda tokiom bažnyčiom, neneškite jiem tų pinigėlių, tegu jie eina, užsidirba patys, vienu žodžiu. Nu. Patikėkit, vienu žodžiu, žinai, Dievui auka yra, aiškiai yra pasakyta, ne į organizacijas, o būtent našlėm, našlaičiams, vargšams, stokojantiems broliams ir taip toliau, tiem, kuriem reikia, o ne į šitas organizacijas, tam, kad jie čia, sakysim, jums koncertus rengtų. Kad melagingą žodį neštų. Kažkada ir mes nešėm ir pirmoji aparatūra šitos bažnyčios buvo iš mūsų kišenės su Viktorija. Ir ką jūs savo galvojat? Mums Dievas atlygino? Ne. Mes taip įlindom į skolas, kad maža nepasirodė. Tai yra vienas yra dalykas. Bet kada mes pradėjome aukoti būtent tie, kurie stokoja, tai yra našlėm, našlaičiam, tiem, kuriem tikrai labai staigiai reikia, pavyzdžiui, ir taip toliau, va tada, sakysim, viešpats pradėjo laiminti. Tada tikrai labai smarkiai pradėjo laiminti. Viskas atvirkščiai. Todėl neklausykit šitų melagingų
veikėjų. Tai šiandieną viskas. Jums spręsti, ko jums klausyti, ar šitų veikėjų, ar paklausyti manęs, kuris tikrai, sakysim, jau 20 metų turi darbą iš viešpaties ir viešpats tikrai mane ir mano žmoną laimina. Ir mes gyvenam tikrai, sakysim, iš viešpaties palaiminimo. Taigi, sudie visim, sudie.